Labas rytas, aš esu Joris, ketvirtokas. Aš noriu paklausti profesoriaus, kas išrado pagalvę? Esu Eugenijus Saviščevas, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, dėstau senovės istoriją. Ir jūsų klausimas apie pagalvę, kada jinai atsirado, jį galėčiau atsakyti taip. Šiaip žmogus visą laiką guldamas yra pripratęs ką nors dėti po galvą, bet tai nebūtinai yra po galvę. Tai mes senovės istorijoje turime daug atvejų, kada po galvą buvo dedami įvairūs dalykai. Bet jeigu kalbėsime apie tą pagalvę, apie kurią mes pratę kalbėti, ji be abejonės atsirado senovės Graikijoje, ją matome senovėse graikiškose vazose. Vėliau jos kelionė aiškiai pastebima Italijoje šiuolaikinėje, etruskų kultūroje, etruskų kapinynuose, freskose mes randame irgi pagalvės pavyzdžius. Na, o iš ten jinai paplito po visą Europą ir netgi jeigu žiūrėsite dabartinius pavadinimus pagalvių, tai tarkime anglų kalbos pavadinimas pagalvės, jis yra kilęs iš lotyniškojo pavadinimo, tai labai gražiai rodo pagalvės kelionę po Europą. Pas mus į Lietuvą jinai tikrai atkeliavo ne vėliau kaip 15 amžiuje, nuo 16 amžiaus matome ją pas bajorus, o 17 amžiuje ją turėjo praktiškai kiekvienas valstietis.